žinai, matai, kaip greitai kilometrai keičiasi. Tada pradeda, tai kiek čia liko, tai jeigu toks vidutinis, tai per kiek čia suvažiuosi, tai toksai. Nežinau, man tai geriausiai, kai šis nereaguoji. Važiuoji, tiesiog mėguojasi tada. Nes kai pradedi skaičiuoti kilometrus, tai sustoja visiškai. Žamba, žinai, kai ten mini 107 lentų, nu tai ten labai neprisimėgausi. Tiesiog, tipo, kelias priekį, miškai šonuose ir tiek. Panašus kaip ir pas tave. Ta pradūriau, nežinau. Man, žinai, kaip paliet, bet jis tą iš karto saldinėt pradeda. Tam poskio iš viso nejaučiu. Arba tai... Yra greičio, to Vitorija, ne? Ai, neri kontinentaliai. Jo, 5000. Aha. Praeitą vasarą minėm, pas man sako, Tiršlė labai garsiai dirba, žinai. Dabar va, sako, sako, tu dviratis kitas, sako, taip tyliai Tiršlė, žinai. Su tavo, žinai, tavo varo, karočią. Tai man atrodo, kad visiškai nutilo. Miltinis guolis gerai, tai iš kartais garsas. Tai gerai, šitas naujas. Bet čia jeigu kažkas apie karboninius vidus svarsto, galvoja, labai daug patarė. Ar verta? Nema verta. Nu, šis sportė, kas yra pigų? Šalmą nori, o gyro, ne? Bet kokiam sportė, kas yra pigų? Aš šitą irgi, žinok, su akcija Decathlone pirkau. Nu kaip, ne? Tai nori, gerų batų, sakai, ne? Toksai va dar jo, tai... Blet, žiūriu, nėra stabdžių. Nes nevoju, blet, ką jis, žinai, mėto galą pastovi. Paskui žiūri. Nu... Čia pats sumastei? Ne, čia taip... Šitą vietą labai gražiai išlenktetas. Viršai, pažiūrėk, net nėra, ne vieno... Nu. Čia originaliai. Čia matai, šitas, kadangi dviratis yra kokių 10 metų senumo, tai jisai buvo padarytas pagal Tour de France. Tai vat prieš 10 metų Tour de France va tokiam važiavo. Nes tai Decathlonas turi savo komandą? Kas gaunasi, kad trosas daug trumpesnis. Ir taip efektyviau yra. Pas manęs irgi tie tokie rimti breikai, bliamba kai zaibys. Tukšt! Ir stoja. O tas vis tiek iščiuoži toks. Na, aišku, kai biškai šlapia, tai tvėjau. Na, dažnai, kai biškai šlapia, tai iš tos padangas. Jo, tada jau... Ne tam visi pritaikyti. Ne, sakai, ką artis, ne? Nes, pavyzdžiui, pas maniškių galeza irgi taip pat išlenka. Tik tiek, kad pas tavęs, o mano tokia fuelesnė padaryta. Vis irgi gerai atrodo. Šio. Iki. Evaldas jau bėga, net neatsisveikins. Peškom stumėmės? Iki tiltų gal. Atsakė per daug akių dabar jau. Reik žingsnį parinkti. kilai. Aš savo jau standartinė vieta, tradicinė vieta tapusioje važiuojant į Palangą ar pro Palangą. Ir oficialiai atidarau dviračių sezoną. Aišku, tai nėra mano pirmas išvažiavimas šiemet, tai yra berods 3. ar 4. išvažiavimas šiemet. Bet, nu, ten tie pirmi išvažiavimai buvo tokie smulkmeniški, ten 20 km plus. O dabar sezono atidarymo proga nusprendžiau tiesiog pavažiuoti iki Palangos, kur kažkada mano buvo tikslas, mano buvo kelionė tokia visa, sakykime, važiavimas iki Palangos, čia visas logas apie tai. O dabar realiai nuo Klaipėdos iki Palangos atvažiavom nesustoję. Tiesiog toks vienas tripas bampt iš taško A į tašką B. Ir realiai po pirmo sezono, antrą sezoną minti yra daug paprasčiau. Tie kilometrai renkasi daug lengviau. Ir faktas, kad aš esu solo keliautojas ir visada važinėjau vienas, bet va tokias paprastas keliones daryti su grupele važiuojant yra daug fainiau, nes visų pirma laikas bėga daug greičiau. Realiai atvarėm iki Palangos, aš net nepajutau. Net nebuvo minties sustoti atsigerti ar kažkas tokio, nes kai solo važiuoji, tai pastoji būna toks noras stabtelt kažko užkast, stabtelt gurkštelt vandens ar kažkas tokio. Dabar, bam, Klaipėda, Palanga, be sustojimo ir easy. Tai va, tai ką noriu dabar papasakoti, tai tiesiog kokie planai šiemet su dviračiu.
Du tokie iš didesnių planų, iš grandiozinių planų. Vienas toks grandiozinis, kitas nelabai. Tai vienas planas yra čia apie vasaros vidurį apvažiuoti aplink Kauną, nes aš esu važiavęs aplink Biržus, aplink Vilnių, aplink Klaipėdą pernais ir visai norėčiau tą padaryti dar su 3 miestais – Kaunu, Šiauliais ir Panevėžiu. Dar 3 didesni miestai, tai šiemet galvoju apminsiu aplink Kauną ir viskas, užteks. O kitiem metam pasiliksiu Panevėžį ir Šiaulius, nes jie šiek tiek mažesni, tai bus galima apminti abudu per vieną sezoną. O grandiozinis mano planas šiemet, tai jeigu pavyks, aišku, rudenį atminti iš Vilniaus į Klaipėdą. Jo, žadu susipirkti krepšius, normalius, ne tos, su kuriais keliavau praeitą sezoną, nes ten labai daug vargo su jais buvo. Tai žadu įsigyti Ortlebo jau normalius, atsparius lietui ir panašiai, profesionalius krepšius, nes visgi supratau, kad taupyti šitoje vietoje neverta ir geriau biškį išleisti, nes vis tiek daiktą nusipirksi ilgam. Tai nebus vienam sezonui, tai bus daug ilgesniam laikui, lifetime'ui. Ir jau su jais tada keliausiu iš Vilniaus į Klaipėdą. Ką dar noriu atsinaujinti. Dar buvo minčių klipsus dėti, bet šiemet turbūt ne, nes investuosiu geriau į kelionių krepšius. Dar aišku, ką norėčiau atsinaujinti, tai tvirtinimus čia, nes dabar tokiam paprastam važiavimui gal ir ok ant tų gumyčių laikytis, bet tolimesniam važiavimui aš manau norėčiau kažko tokio stipresnio, saugesnio varianto. Ir yra būtent originalus tvirtinimas, kuris tvirtinasi jau pilnu korpusu prie sėdynės ir nekaba ant šitų gumyčių. Tai čia noriu pasikeisti. Ir vėlgi norėčiau tvirtinimą Garmino dėti jau nebe šitoj vietoj vairo, o dėti čia įsikišimą priekį, nes vėlgi, kai važiuoju su dviračiu, galva žiūri maždaug į šitą vietą, ne į šitą. Kad čia pažiūrėti, turi galvą dar labiau palenkti ir tai nėra labai patogu. Tai galvoju Garminą dėti čia, telefoną dėti čia, o į telefono vietą galvoju įdėti, arba į telefoną, arba vietą iš tos, nežinau, įdėti normalią lempą, nes čia tas mirksiukas toksai, tai jisai, aišku, čia baterija nusibaigus nuo praeito sezono, jisai tik tais perspėja, bet man reikėtų, jeigu aš jau važiuosiu iš Vilniaus į Klaipėdą, tai gali būti, kad teks ir tamsoj pavažiuoti, tai normalų šviestuvą noriu dar įsigyti, kad ne tik mane matytų, bet ir aš matyčiau kelią, kurio važiuoti, tai tokie esminiai pasikeitimai. Tai realiai šičia tvirtinimas ir krepšiai. Dar priekinė bagažinė, aišku, kurios tvirtinsis krepšiai. Bet man atrodo, ten gal tie tvirtinimai su krepšiais eina iš karto. Gal nereikės atskirai pirkti, dar nesidomėjau. Tai va, tai tokie planai kol kas taip apsiupgreidinti dviratį. O dar kitam sezonui, tai manau, kad jau dėsiu klipsus ir greičiausiai be kamerinės padangas. Nes praeitą sezoną 2 kart pradūriau, tai žiūrėsim, kaip šį sezoną seksis. Nes praeitą sezoną 1 kart galinę pradūriau, 1 kart priekinę pradūriau. Abidvi keistas. Tai va tokie kol kas planai šiemet. Daugiau tokių rimtesnių kelionių su dviračiu nenusimato. Gal, nežinau, dabar pabiški renkuosi liaudį Klaipėdoje, kurie važinėja dviračiais. Kaip ir šiandien važiavom 4. Pažįstu tik tais Evaldą, bet dar 2 naujas pažintis. Pradėjau sekti Stravoj, tai reiškia, matysiu, gal kažką organizuos, prisijungsiu, nes sakau, su grupelė važiuoti daug smagiau. Aišku, jie dabar išvažiavo dar toliau kelionę tęsė, aš tik tais iki Palangos juos palydėjau, jie važiuos iki Šventosios ir galbūt sakė, važiuos iki pasienio, noriu surinkti apie 100 kg ir panašiai. Aš kaip sezono atidarimo nenorėjau 100 kg, nes po 2 ar 3 važiavimų prieš šitą važiavimą man šiandien atsisėdus, tai toks jausmas, kad ant plytgalių sėdėjau, tai užpakalis kenčia. Reikia pripratinti užpakalį, o šiaip tai bijau labiausiai ne dėl užpakalio, o dėl to, kad po viso žiemos ilgo miego, nes nevažiavau, paskutinį kartą važiavau gal praeitą rugsėjį. Nenorėjau tokios kelionės vien dėl to, kad visų pirma neturiu pasiruošęs nei maisto nieko, nes realiai dabar suvalgiau 2 bananus ir turiu guminukų dar viskas. Visas mano maistas.
Vienas dalykas. Antras dalykas, jokių batonėlių, jokių gėlių ar panašiai, kad netrauktų kojų ir taip toliau. Tai vat labiausiai gal baisu dėl kojų, kad jeigu, sakykime, būčiau važiavęs su jais iki pat galo, nes jie važinėja realiai visus metus, jie palaiko tempą, tai va tokiu tempu važiuojant, nenorėjau rizikuoti, kad ten pradėtų traukti koją ir kažką, po to būtų problema grįžti namo. Tai vat to norėdamas išvengti, nusprendžiau juos palydėti šį kartą tik tais iki Klaipėdos Palangos, o kitą kartą biški apšylęs, kaip sakant, kojas užpakalį, jau važiuosiu turbūt pilną kelionę, kai vėl organizuos kažką. Tai va, tai 2 rimtos kelionės, daug labai paprastų, nes praeitais metais nuvažiavau 1770, man atrodo, kilometrų per praeitą sezoną. Šį sezoną noriu padaryti kokius 2500. Nu, bent jau 2000 tai tikrai padarysiu, čia yra faktas, bet kokie 2500 per šį sezoną būtų žiauriai gerai. Na, reikia savo mesti iššūkį. 2000 minimum, 2500 bus pasiekta tai, ko noriu. Pasistengsiu labai greit nemint dabar, nes visą kelionę vėjas į kaktą varo. Mema, kol miškeliu važiuoji, viskas ok. Ta prasme, ir greitai palaikai, ritmo palaikai, mint nėra sunku. Tik išvažiuoji kažkur tarp vienos gyrios ir kitos, ten koks nors atkarpėlė, kur yra. Ir vėjas tik puf į kaktą. Ir greitis per kokius 5 kilos iš karto sumažėja. Jau tada jungi savo energiją ir pumpuoji. Tai kai išlindau iš miškelio, net stabtelėjau iš tikrųjų. Sustojau, atsigėriau, guminukų užkandau, nes belenkai pučia vėjas į kaktą tiesiai. Toks jau mini, eikvodamas nemažai energijos. Ir pastebėjau į priekį važiuojant. Nu, vienas dalykas gerai buvo, kad vėjas buvo į nugarą. O antras dalykas, aš visada stengiausi važiuoti iš galo kažkam. Tas, kur priekį garvežys važiuoja, visą orą paskirsto, visą vėją pašalina ir žiauriai lengva mint. Tai mes ten vairėm ant... Šiaip mano greitis yra apie 25, va toks standartas. Va, kai važiuoji tokiu ganėtinai greitų ritmų, sakykime, ar ne? Neskubi ten labai, bet ir nesivilki, tai apie 25. Tai ten atsipūtęs važiavau 35. Tuose visiškai be jokių pastangų. Nes aišku vėjas į nugarą ir aišku garvežiai priekyje, kurie pravalo tą vėją. Tai jo, iš tikro vorelę važiuoti ir kai tu nesi priekyje, belia kaip easy. Nu va, aš dabar turiu 7 kilus. Turėčiau pasiekti 60 šiandien. Tai sezono atidarimui bus pastas, nes praeitą sezoną 60 kilų buvo mano pačios pirmosios pagrindinės kelionės, jau kai ten keliavau po kitus miestus. Dabar aš tų miestų nebeatsimenu. Kretinga, ten Telšiai, dar kažkas. Nu, žodžiu, ten šiam kilų buvo man visos dienos, viso evento kilometrai. O dabar tai pakankamai lengvai. Aišku, jeigu ne vėjas į kaktą, tai iš vis būtų easy. Tas vėjas į kaktą šiek tiek apsunkina kelionę, bet važiuoju ir galvoju, kad gal ir galėjau su jais minti visą tą kelionę iki Latvijos sienos. Bet jeigu visą kelionę atgal būtų vėjas į kaktą, tai aš būčiau... Blemba, man būtų buvęs geras iššūkis, manau. Ir jau ten man būtų buvę blogiau. Aišku, nuvažiavus ten turbūt būtumėm pavalgę, pasistiprinę, nes dabar nieko nevalgęs, realiai tik guminukai. Ir energetinis gėrimas, viskas. O šiaip paėmus, tai pakankamai lengva kelionė iš tikrųjų. Sakau, į priekį net nepajutau. Atgal teko vieną kartą stabtelti. Dar pavažiuojam iki namų, pasižiūrėsim, kiek būsiu susukę šiandien kilometrų. Kas ten gyvena? Užėjt gal paprašyti vandens įsipilt. Namelis ant vištos kojelės. Gerai, turim 62 kilus. Sakyčiau, gal visai neblogai kaip atidarimui.
sezono. Šiam 2. Nu, planavau apie 50 važiuot, bet gavosi šiam 2, tai neblogai. Tai va, sezonas atidarytas. Lauksim kažkokių tai pasiūlymų iš kolegų, važiavimui kažkur, nes praeitą sezoną viską jau išvažinėjau aplinkui, tai nebėra kur važiuot, nebesugalvoju čia po vietą, tik tais Kaunas ir ta ilgoji atkarpa. O po vietą, jeigu kažką gero įdomaus pasiūlys, tai irgi pavloginsiu, pafilmuosiu, kažką sukursiu. O dabar tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kelionių. Čiau.